kad neretas, ar tai IT specialistas būtų, ar tai bet kas kitas, kas žiūri, pavyzdžiui, šitą įrašą, arba jo net nežiūri, nes... Tu žmogau, kuris žiūri šitą įrašą. Tu, būtent tu. Tai tikėtina, kad yra užsibėgęs, pavargęs ir netgi išgyvena tam tikrą tokį absurdą. Kas čia dabar vyksta? Tai mes norim pradėti nuo šito pokalbio ir tada pakviesdami savo savaitgalį. Ir net jeigu net važiuos, vis tiek galite pasiklausyti, pasvarstyti trumpai šitą temą, kur mes čia taip lekiam ir ką reikėtų dabar daryti, kad mažiau lėktumėm ir suvoktum iš tikrųjų, kad gyvenimas yra ne sprintas, o maratonas. Kokia tau mintelė ateina į galvą? Gudri. Ne, visų pirma, tai dinamikos daina. Nebėg, tu taip greit gatve. Yra tokia daina iš tikrųjų. Yra. Šoktumėm dviese, po meilės lietumi. Jo, bet ten yra kažkas, kad ko tu greit lėki tenai gatve, kažkas tokio. Ne, mintis visiškai tokios pačios, kad, kaip ir tu sakai. Aš atsimenu ne kartą iš tikrųjų šitą temą esu gvildenęs, toks žodis įdomus yra. Ypač moksleivių tarpe, studentų tarpe, kad kodėl mūsų gyvenimuose mes labai laukiam kažko tai ir niekad nesimėgaujam dabartim. Mes visuomet laukiam kažko ir jeigu moksleivių paklausus, ko tu lauki labiausiai, tai atsakymas dažniausiai būna atostogų. Bet atostogų metu jie labai greit, nežinau, kažką tai veikia ir praleidžia atostogas, paskui laukia gimtadienį, paskui laukia kitų atostogų, dar. Ir tas pastovus judėjimas žiauri greitais, tai trumpučiais sprintukai. 2 mėnesiai atostogos. Ir atrodo, palauk, o tai visi metai, realiai, kaip jie praeina, kodėl taip greit pralekia. Ir tai teisybė iš tikrųjų, ir aš galvoju, pats, ką aš patiriu, tai tik tai tokį momentą, kad nežinau, stresą, nerimą kažkokią įtampą, tais bėgimo momentais, jeigu jie atsiranda, kad stop, kam to reikia.